Dabar esame prie Kauno valstybės filharmonijos. Jinai yra įsikūrusi buvusiuose Teisingumo ir Seimo rūmuose. Pastato projekto autorius inžinierius architektas Edmundas Frygas. Teisingumo ir Seimo rūmai laikinoje sostinėje buvo pradėti statyti 1925 metais Sapiegos ir Ožeškienės gatvių sandūrai. Rūmuose įsikūrė Teisingumo ministerija ir vyriausiasis tribunonas, taip pat įvairios teisminės tarnybos. Kiek vėliau nutarta čia priglausti ir Seimą. Pastatas priskiriamas neoklasicizmo stiliui su ryškiais art deko architektūros elementais. Kartu su Lietuvos Respublikos nepriklausomybė Kauno filharmonijos scenoje debiutuotas tarptautinis jaunių muzikos festivalis Kaunas. Pirmasis kompozitorių Edvardo Grygo ir Mikalojaus Konstantino Čiurlionio muzikos festivalis buvo surengtas 1998 metais. 2005 metais vasarą buvo pradėti pastato rekonstrukcijos darbai, kurie truko 3 metus.